Labas! Tiesiu savo pažadą ir jūsų pageidavimu pasikalbėkime apie kalėdinį ralį. Kaip šis trendas susiformavo, kodėl jis išliko tiek metų aktualus, na ir aišku, pats svarbiausias klausimas, kaipgi mums šiuo trendu pasinaudoti. Pasistengsiu atsakyti visus šios klausimus, todėl įsitaisykite patogiai ir pradėkime. Žiūrint į ilgesnę nei 70 metų istoriją, matome, kad S&P 500 indeksas gruodį pakildavo 74% laiko. Ir ypač ryškios būdavo paskutinės 5 gruodžio prekybos dienos. Vidutinis augimo tempas siekia 1,48 procentus, o sausį JAV akcijų rinka pakildavo 60% laiko. Vadinasi, dažniausiai, bet tikrai ne visada būna tas kalėdinis ralis. Ir iš paskutinių košmariškų gruodžio mėnesių, tai mes puikiai prisimename 2018 metų gruodį, kuomet S&P 500 krito beveik 10%, na ir žinoma, 2022 metų gruodis atrodo irgi baisiai liūdnas, nes rinka krito apie 6%. Taip pat įdomu yra tai, kad jeigu imtume ne tokį ilgą laikotarpį, ne 70 metų, o tarkime tik tai pastaruosius 20 metų, tai vidutiniškai gruodžio mėnesio grąža siekdavo 2,2%. O dar įdomiau yra tai, kad kuo arčiau mūsų dienų, tai tuo tas kalėdinis ralis darosi stipresnis. Kartu prabėkime per pastarųjų 10 metų istoriją ir tuo įsitikinkime patys. 2014 metų gruodis užsidarė su minus 0,5%, 2015 metų gruodis jau atsidarė su minus 1,75%. 2016 metais jau yra pliusas 1,82%, 2017 užsidarėme su 1% pliusu, 2018 jau minėtas blogis, minus virš 9% kritimas, 2019 beveik plus 3%, 2020 plus 3,7%, 2021 plus 4,36%, 2022 metais jau kalbėjome, kad minus 6%, bet 2023 plus 4,4%. Tai žiūrėsime, kaip užsidarys šie metai. Aišku, jeigu būtume, kaip kalbėjome anksčiau, stipriau pakritę pirmomis gruodžio savaitėmis arba lapkričio pabaigoje, tuomet būtų daugiau vilties, kad tas kalėdinis ralis tikrai įvyks ir kad jis nebus toks silpnas. Gal net galėtume tikėtis didesnio augimo nei 2023 metais. Bet to pakritimo kol kas nėra. Negana to, mes lapkritį uždarėme su plus beveik 6%, tai klausimas, ar gali būti itin stiprus šiemetinis kalėdinis ralis. Ar galime pasiekti dar plus 6% antrą mėnesį iš eilės? Na, aišku, visko gali būti šiam pasaulyje, kaip sako daino žodžiai, nes likvidumo yra pakankamai. Plus šiemet mes turime 2 stiprius faktorius, kurie gali turėti įtakos stipresniam santaraliui. Visų pirma, 24-ieji yra rinkiminiai metai ir prezidentu išrinktas labai rinkoms palankus prezidentas. Ir jeigu žiūrėti istoriją, tai apskritai rinkiminiai metai būna kiek pozityvesni nei įprastai. Todėl ir šiaip galėjome tikėtis geros metų pabaigos, bet kai išrinktas Donaldas Trumpas, tai pozityvo rinkose atsirado dar daugiau. O antras labai svarbus dalykas, kurį turime šiemet, tai yra tai, kad šiemet buvo pradėtos mažinti palūkanų normos. Ir šie 2 faktoriai suteikia rinkoms daugiau pozityvumo, ką kol kas ir matome rinkoje. Ir čia kaip ir nieko naujo aš nepasakiau, nes kas seka sekmadienio rinkos apžvalgos rubriką, apie tai puikiai žino ir viską supranta. Na, o jeigu tu neseniai pradėjai investuoti arba neseniai atradai šį kanalą ir tau mano video pranešimai padeda susisteminti turimą žinias, tai labai kviečiu sekti šio kanalo sekmadienio rinkos apžvalgas. Nes toje rubrikoje mes kalbamės ne tik apie plačią rinką, bet ir ieškome idėjų portfeliui. Bet tęsiant apie kalėdinį ralį, tai jis stebimas ir Europos rinkose, bet JAV akcijų rinkoje jis yra ir populiaresnis, ir stipresnis. Ir kalbant apie JAV akcijų rinką, tai dažnai indeksų augimas prasideda kiek anksčiau nei sužiba kalėdinės dekoracijos. Jau lapkritį mes matome stipresnį augimą, o vertinant visus metus, tai dažniausiai lapkričio gruodžio mėnesiai yra tie mėnesiai, kurie uždirba kone pusę viso metinio indekso augimo. Ir šiemet mes kažką panašaus ir stebime, nes lapkritį S&P 500 indeksas paaugo, kaip minėjau, beveik 6%.
Ir gruodžio pradžia tikrai nėra prasta, tai panašu, kad Grinčas arba mūsų terminais juodoji gulbė kol kas investuotojams kalėdų nepavogė. Bet aišku, džiaugtis dar anksti, pasižiūrėsime, kaip visgi šį gruodį uždarysime. Dabar kodėl toks augimo judėjimas formuojasi būtent į metų pabaigą? Todėl, kad paprastai tuo metu investuotojai ir traderiai dėl šventinės nuotaikos jaučiasi optimistiškesni. Galime atkreipti dėmesį ir savo nuotaikas. Jeigu tik būtų koks stipresnis pakritimas dabar, tai tikrai skubėtume mes jį išpirkti. Ir greičiausiai net aktyviau nei įprastai. Čia neretai panaudojama yra ir metinės premijos, ir dalis santaupų, nes, jau taip veikia mus tos gražios žiemos šventės ir metų pabaiga. Aišku, augimas siejamas ne tik tai su psichologija ar ankstesnių metų rezultatais, čia yra net ir logiškas paaiškinimas, kuris turi ir ekonominį pagrindimą, nes į metų pabaigą yra planuojama daug atostogų, kelionių ir per šį laikotarpį vyksta ypač aktyvūs pardavimai. Ir kompanijos orientuotos į prekių pardavimą bei paslaugų teikimą šiame laikotarpyje jaučiasi puikiai, jų pajamos auga, todėl būtent jos ir kelia investuotojų susidomėjimą, kas labiausiai lemia ir teigiamą tų bendrovių akcijų dinamiką. Taip pat metų pabaigoje aktyvumo prideda ir tai, kad mes optimizuojame savo mokesčius. Ir neretai metų gale mes uždarinėjame nuostolingas pozicijas tam, kad tiesiog sumažintume mokesčius. Tuomet atsiranda kešo, kurį neretai panaudojame atperkant jau kartais net ir pabrangusias akcijas. Ir visa tai sudėjus į bendrą puokštę gaunasi dar didesnis akcijų augimas. Fondai veikia lygiai taip pat. Jie į metų pabaigą taip pat perbalansuoja savo portfelius, už gerus rezultatus ten taip pat yra išmokamos metinės premijos. Taip pat jie siekia pagerinti savo investicijų portfelius ir tokie veiksmai skatina ne tik prekybos aktyvumą, bet ir tam tikrų aktyvų augimą. Ir klasikinis metų pabaigos ralis paprastai atrodo taip. Pirmiausia, rizikos draudimo fondai uždaro savo trumpasias pozicijas, kurias jie atsidarė per sezoninį rinkos nuosmukį, dažniausiai tai būna rugsėjis ir spalis. Šiemet didesnis nuosmukis buvo kiek anksčiau, pamenate, rugpjūčio pradžioje įvyko trumpalaikis stipresnis kritimas. Tada sekantis žingsnis yra tų pačių rizikos draudimo fondų ilgųjų pozicijų uždarimas ir naujų atidarimas. Tuo metu prisijungia ir aktyvūs valdytojai su savo milijardais ir jau ralio savotiškoje pabaigoje dalyvauja mažmeniniai investuotojai. Todėl mums, mažiukams, kurie mėgsta aktyviau valdyti savo investicijas, yra labai svarbu suspėti tą traukinį, su juo sėkmingai pasivažinėti, o po to laiku ir iš jo iššokti. Todėl šioje vietoje visiems labai nuoširdžiai linkiu didelės sėkmės, nes sėkmė čia yra labai svarbi. Dabar kokie aktyvai būna tuo metu dėmesio centre? Tai visų pirma tie, kurie vis dar atrodo neįvertinti arba pigus vertinant ateinančių metų perspektyvas. Todėl šiemet dar gali būti įdomios žaliavos, auksininkai, naftininkai, utilities kompanijos, nekilnojamo turto, finansų sektorius, ir žinoma kasdienio ir ilgalaikio vartojimo prekių sektoriai. Taip pat technologijų sektorius greičiausiai nebus pamirštas, nes produktai ir paslaugos pagrįstos dirbtinio intelekto hypo vis dar yra trende. Ir mes žinome, kad verslo išlaidos dirbtiniam intelektui toliau yra planuojama, kad augs, bent jau tą girdėjome ketvirčio pranešimuose, tik tiek, kad čia jau būkime atidus ir nepulkime pirkti jau perpirktų aktyvų, labai brangiai įvertintų, verčiau paieškokime dar iki galo neatsigavusių emitentų, taip pat atskirai galima stebėti dividendinės istorijas, kurios dėl aukštų palūkanų momente prarado įdomumą, bet greičiausiai dar bus vienas palūkanų mažinimas šiemet. Labai greitai išgirsime Fedo verdiktą šio klausimu, bet jeigu ir nebūtų mažinimo gruodį, tai vis tiek palūkanos bus mažinamos kitąmet. Todėl dividendinės istorijos čia gali būti vėl įdomios. Ir Wall Street analitikai dalinasi savo favoritais kitiems metams. Tai yra tos kompanijos, kurios apdovanoja savo akcininkus itin dosniais dividendais. Jūsų ekrane tas sąrašas kompanijų. Apie kai kurias jų kalbėjomės ir Klausk atsakysiu rubrikoje ir sekmadienio apžvalgose, todėl pasižiūrėkite, gal bus kas įdomesnio ir tinkamo jūsų portfeliui. O apibendrinant pasakysiu taip, kad investuotojui yra svarbu žinoti tam tikrus trendus, kurie vyksta finansų rinkose. Ir šiandien detaliau susipažinome su kalėdinio ralio koncepcija.
Bet jūs puikiai žinote, kad tos kelios savaitės, jeigu ir pavyks pagauti tą kalėdinį ralį už uodegos, tai jis mūsų turtuoliais tikrai nepavers. Nes investavimas yra ilgas procesas, todėl labai svarbu matyti visumą, o ne kažkokią tai detalę šioje sistemoje. Ir jeigu momente pasisekė, jeigu uždirbome krūvą pinigų, tai žinokite, kad tą sėkmę labai svarbu mokėti išsaugoti. Todėl daug svarbiau yra galvoti plačiau, ilgesnėme horizonte. Pasvarstyti, kokie trendai bus aktualūs 25 metais, kokios kompanijos gali būti didžiausios laimėtojos, ant kokių istorijų galėtume statyti, na ir panašiai. Manau, kad būtent tokie ir panašus klausimai dabar turėtų suktis mūsų galvose. Todėl visų pirma įsivertinkime trendus, įsivertinkime, kokie sektoriai labiausiai išloš dėl palūkanų normų, kas laimės dėka naujojo prezidento politikos, ar laimės tik vietiniai rinkoje veikiantis verslai, ar ir tarptautiniai, kas galėtų būti įdomaus iš investicinių bankų, kriptovaliutų bendrovių, brokerių ir turto valdytojų. Kaip su paskutiniu hypu? Ar yra vilties jam tęsti savo dinamiką ir ateinančiais metais? Aš jau čia kalbu apie automatiką bei dirbtinio intelekto technologijas. Taip pat pagalvokime, kokios kompanijos galėtų būti tie kastuvai. Tai yra metafora iš aukso karštinės istorijos. Apie visus šiuos trendus ir idėjas mes kalbame šiame kanale, todėl jeigu įdomu, prisijunk prie mūsų, paspausk varpelį, kad iš karto gautum pranešimą apie naują mano video. Na ir pabaigai, dar kelios kompanijos, kurios gali turėti naudos 25 metams atsižvelgiant į apkalbėtus faktorius. Aš palieku jūs su dar vienu Wall Street analitiko išgrynintų sąrašu ir su jumis atsisveikinu iki naujų susitikimų. Ate.